O štai Kauno Žalgirio krepšininkai netikėtai klupo. Jie namų arenoje daugam netikėtai pralaimėjo prieš Dubajaus krepšininkus, bei taip apsisunkino savo situaciją Eurolygos turnyro lentelėje, kaunantis dėl vietos atkrintamosiose. Bet šią savaitę laukia dar vienas mačas. Pilna Kauno Žalgirio arena tokios vakaro atomazgos tikrai nesitikėjo. Tai jau 38 kartas iš eilės, kuomet yra pilnai išparduoti visi, beveik 15 000 bilietų į Žalgirio namų rungtynes Eurolygoje. Tiesa, dar prieš susitikimą kontroversišką klausimą svečiams užduoda arenoje susirinkę sirgaliai. Jie iškelia plakatą su pasiteiravimu, ar svečiai iš Dubajaus nepaklydo, nes čia yra Eurolyga. Iškart po kontroversiškos pergalės įkasti atgal skuba ir Dubajaus ekipa. Jie savo Instagram paskyroje pasidalina perdarytą tų pačių sirgalių plakato nuotrauką. Tik dabar jau kitokių klausimų. Žalgiri, vėl pralaimėjote? Čia Dubajus. Skaudžiausias ir viską lemiantis ketvirtasis susitikimo kėlinys, kuriame atrodo, kad žalgiriečiai tiesiog išeina iš aikštelės ir palieka laisvą krepšį. Tuo naudojasi svečiai iš Dubajaus ir lemiamų metų sumeta net 38 taškus. Ieškant pozityvo, šiame susitikime svarbu paminėti Arną Butkevičių. Jo 4 taiklūs tritaškiai leidžia Žalgiriui prieš įkrentant į duobę susikurti pranašumą. Tiesa, pats krepšininkas pozityvo savo ir komandos pasirodyme įžvelgia nedaug. Nežinau, keista, bet kažkaip sustojom ir vykdyti savo užduotis, tą, ką darėm gerai 3 kėlinius. Jie pradėjo mesti tritaškių žaidėjai, kurie galbūt net negali pažiūrėti krepšį. Ypatingai tragiškos rungtynės Žalgirio legionieriams Francisko ir Gosui. Bendrai jie surinko -5 naudingumo balus. Fiziškai žaidėjai, tai dengėsi ir Andersonas Anaidželio ir Mokinė Raitas tikrai ne pirmos rungtynės, jisai dengė geriausius gynėjus, geriausius puolėjus ir gerai su jais tvarkosi. Kauniečiai turnyrinėje lentelėje prarado vieną poziciją. Likus 2 turams žalgiriečiai nebegali aplenkti tik vienos komandos prie Olimpiakos, kurie turi 24 pergalės. Teoriškai Lietuvos čempionams įmanoma pavyti tiek Valenciją, tiek tikrą duobę išgyvenančią Stambulo Fenerbahčę. Šios komandos turi po 23 pergalės, tad Kauno komandai belieka tikėtis, kad jie daugiau ir nelaimės. Akivaizdu, kad atkrintamosios jau yra kišenėje. Šiam planui tapti kūnų trūksta tik kelių formalumų. Vienos Dubajaus, Monako ar Makabi nesėkmės arba pačių žalgiriečių pergalės penktadienį Belgrade prieš Partizan.